Labas, mėlyjeji, bičiuliai. Artėja metų šventės. Noriu jūs visus su jomis pasveikinti ir parodyti, kaip mes papuošiam ir ką turime mūsų krautuvėlėje, jaukiojoje gatvėje, Skapo Vilniuje, Ragainėj. Kviečiu užeiti ir pasižiūrėti, ką turim, ką naujo, ką seno. Tai va, taip atrodo kalėdinė Ragainė, linkite jums stebuklingų švenčių. Pradėti gal iš tikro reiktų nuo naujausio, nuo mūsų gaminio mėnulio kalendorius, kuriame yra visi metų mėnuliai. Galima bet kada surasti kurią nors dieną, pasižiūrėti, kokia tuo metu yra mėnulio frazė, kokia bus greitai, ar mėnulis dyla, ar jisai pilnėja. Jis atspausdintas ant lino, labai gražus dalykas. Monų įvairūs paveiksliukai su medžiu ir keramika. Labai estetiškai gražus daiktas. Tai yra perkūnėlis. Šitą perkūnėlį aš ir pats savo namo būtinai pasiimsiu. Nuostabus. Vytauto Ramanausko, nežinau ar vienintelio, bet vieno iš nedaugelio tošės dirbinių meistro. Tokios estetiškos dėžutės su ornamentais ir be. Galima laikyti nuo maisto produktų, nes labai natūralios ir labai mielos rankoje. Tiesiog, jeigu paimi ranką, sunku ją padėti atgal, bet aš pabandysiu padėti. Žiemos sezonui visada tinka riešinės dovanoti. Labai šiltos, gražios, padarytos preciziškai, labai dailiai, geriausių mūsų meistrių ir babyčių įvairių. Jeigu norite eglutę papuošti baltiškais savais papuošimais, to paties meistro iš tošės gamintos žvaigždelės, aušrinės saulutės, paukšteliai, nuostabiai derantis su eglių šakų žaluma. Tautės jau tradiciniai, jau kelintus metus mūsų highlightas grybukai kabinami, keramikiniai. Voveraitės, raudonikiai, baravykai. Taip pat dar papuošimai, tai meistrės Danutės, mūsų mylimos Danutės. Aukščiausios klasės sodų pinėjos, rankomis padarytos. Čia jums ne kiniški dalykai, čia yra rimtai padarytas su labai didelė atida ir kruopštumu. Va, ir ką manot apie tokius dubenėlius ar puodelius išskaptotas iš medžio? Erikas Čipas iš Dusetų. Su žieve primena mišką, bet to pačiu yra ir indas. Geriamieji ragai. Kam ragutis yra mielas prie kompanijos? Palaiko gerai draugiją ir apeigoms puikiai tinka. Visiško, natūralaus. Koks kvapas. Vaško. Bičių produktai, bitelių žiemą irgi reikia nepamiršti. Smilkalų pasaulis. Šiemet džiaugiamės, kad vėl turim išskirtinių lietuviškų smilkalų. Čia yra kadagio ir pelyno, o čia yra jonažolės ir aero. Kartais klausia žmonės, kaipgi juos deginti ir taip toliau, tai viskas paprasta. Virvelė uždega, jinai pati smilsta, tik reikia turėti kokį pagrindėlį. Mūsų knygų skyrius, kur yra mūsų surinktos ir platinamos knygos apie baltų kultūrą, raštus, tradicijas, dainas ir šiek tiek grožinės alternatyvios literatūros. O mano mėgiamiausia knyga ir manau, bet kuriam besidominčiam tą mūsų mitologiją, senąją kultūrą, tai yra Gintaro Beresnevičiaus trumpas lietuvių ir prūsų religijos žodynas. 9 eurų. Ką tik šiandien gavome Erikas Hinsas, keramikas iš Panevėžio, specialiai Ragainei mums paruošė. Padarė tokius puodelius su rageliu, kurie yra labai geri paimti į ranką. Galima gerti ir kavą, ir ne kavą, ir putotus gėrimus įvairius. Ir pavyzdžiui, čia yra mažesni puodeliai, kurie, aš manau, labai tinka kavai gerti dviese, pavyzdžiui. Vėl, išskirtinis šokoladas iš Biržų. Ir jis yra įdomus tuo, kad tai vienas labai retų dalykų, tai yra tamsusis šokoladas su gilių miltais. Tai jis yra ąžuolų skonio. Skonis iš tikrųjų yra pakankamai specifinis. Iš pradžių sutraukia burną ir atrodo, kad labai keista, bet dar truputį suvalgius ir tada pradeda norėtis. Kitoks šokoladas su gilėmis. Na ir dar vienas šokoladas yra
pagardintas alaus salyklu, iš Biržų krašto. Tokie saldainiai yra. Tai vėl išskirtinis saldumynas, kurio parduotuvėse paprastai nerasit, bet mums iš Biržų atveža, yra toks žaidimas Baltų metai, stalo žaidimas. Daugoka būtų apie jį pasakot, bet vienas toks savičiausių, unikaliausių šiemet išėjusių dalykų, tai kortų žaidimas, kuris 7 kalbom išleistas. Draugijai nuo 2 iki 7 asmenų įvairaus amžiaus susiburti prie stalo, pažaisti, įsikirtus į šį žaidimą. Nėra labai sudėtingas, bet reikia išmokti žaisti, po to jau norisi dar ir tuo pačiu galima sužinoti daugiau apie mūsų tradicinės šventes, baltiškus simbolius, padovanoti užsienio draugams, kartu pažaisti. Megztiniai, džemperiai, marškinėliai, įvairiausių spalvų, dažniausiai su baltiškais ženklais ir su simbolika lietuviška. Taip pat reikia pasakyti, kad turim mėnesio juodaragio, dar visai nemažai dydžių ir modelių, įvairiausių yra likę, specialiai buvo pagaminta lankytojų pageidavimu festivalio. Tai galite įsigyti su visa juodaragio istorija. Naujausi alternatyvios muzikos kompaktai, mūsų šių metų gal pagrindinis leidinys Siela tremtyje, taip pat Black Spikes, solo ansamblis, Pagirnis, Ragainės pirmas leidinys, pirmas kompaktinis diskas paremiant jaunimą, kurie groja tokį lietuvišką juodmetalį. Išleidom, kad būtų istorijai. Tai jų yra likę gal tik tai 25 vienetai. Galite rasti pas mus. Čia pas mus sudėtos plokštelės, kurios nesenai pasirodė įvairios naujienos. Pavyzdžiui, dar net nelabai kas žino, kad, pavyzdžiui, toks vinilas yra pasirodęs rinkinys, kuriame yra Įdubo, Nulis, Gys, Semanat, Makaras, Orkak, Veidas. Vienas geriausiai, populiariausių leidinių mūsų parduotuvė Arklio galia, išleistas albumas Mėšlungis vinilė. Taip pat šiemet labai reikia prisiminti, kad šie nueinantis metai buvo Mikalojaus Konstantinio Čiurlionio metai. Tai turim jo plokšteles ir kompaktinius diskus. Šita plokštelė išleista Vinilotekos. Unikali tuo, kad simfoninės poemos Miške ir Jūra yra sutalpintos į vieną plokštelę. Paprastai tokios trukmės kūriniai į vieną plokštelę netelpa, bet yra išleista tokia plokštelė, kur jie telpa. Man jau sako, laikas baigėsi, reikia bėgti dirbti, bėgti toliau ruošti šventėm, laukti svečių, rytoj atvyksta Kalėdų senis. Trumpai parodėm, tai prabėgom, ką čia turim, iš tikrųjų turim visko dar daug daugiau, prie kiekvieno daikto galima sustoti ir pasakoti ilgai. Visi daiktai pagaminti rankomis, tikrai nuostabių žmonių, su siela, su dvasia, su labai kūrybinga ugnele, tai kas ieškote dovanų, kviečiu užsukti pas mus pasidaryti. Galbūt tos dovanos, kurių jūs ieškote, yra būtent čia. Susitikim, linkim gerų švenčių.